grįžti švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika, dar apglėbk ranką. Radistai čia 11 minučių po 7 valandos vakaro, Jonas Rolandas ir pagaliau mes išgirsime tą balsą, kuris dabar gražiai jau sveikinasi vienoje iš televizijų. Timūras. Privet, Timūrčik. Sveiki! Labas. 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 Jūs realybė geriau atrodot. Mes gyvi geriau. Iš šonų gražesni, žinai. Išsitraukė savo geruosias ausinės šį kartą. Jo, žinok, aš atsinešu savo, čia kaip žinai, kas nors ateina į restoraną su savo šakutėm valgyti arba su savo indais. Tai visą laiką galvoju, kad kažkoks su galva ne taip, ne? Ne, man gražesnė galva dabar. Tai čia dabar sausim. Aš žinok, geriau girdžiuosi. Toks dafmankas. Mano balsas gražesnis skamba, bet ne apie tai, žinok, aš manau. Timūrčik, kaip reikalai? Tu dažnai radijai būni? Oi, ne, čia antras kartas mano trumpame gyvenime. Taip. O kur pirmą kartą buvai, kokio radijo? Čia pat tik sėdėjau Jono vietoj. Jo, jis buvo pas Arijų. O pas Orgijų. Orgijų iš ryto. Iš ryto buvai. Sunku keltis tau ryte? Aš šiaip esu pelėdinis žmogus, aš nemėgstu ryte keltis. Bet man sunku, bet aš mėgstu. Nes aš kai atsibundu anksti ryte, tai daugiau nuveiki ir ilgesnė diena atrodo. Ypač savaitgalis yra sveika atsikelti anksčiau, nes tada atrodo, kiek dar žiūrėk, laiko yra. Pavydžiu aš tau. Mes pavydim tau. Ne, Rolandai. Nes jūs ką, nesikeliam? Mes, žinok, mes iš vis nesikeliam. Neinam miegoti ir nesikeliam. Mes iš vis nesikeliam, iš tikrųjų, ir prausimas tik kai reikia filmuotis. Bet jūs ne kartu miegat? Savaitgaliais miegam kartu. Tik savaitgaliais kartu. Tai yra graži tradicija. Visai taip. Jau 6 metai. Sekmadienį pabus kartu. Smagus. Rududu. Jonas tai vis dar nepradės, kaip aš žiemą vis, žinai, kaip ateina ruduo ir šaltis ateina. Aš su nogu užpakaliu glaudžiuosi, žinai, prie jo. Taip, man šalta ir jisai, taip, žinai, tas kol dar pripranta, bet apie naujus jau viskas ramiau darosi. Žinai, tu mane įstumė iš lovos, taip darydamas. Timūrai, tu jau ilgus metus, pavyzdžiui, dabar mataisi visokiose video. Taip. Mes pirmą video tikrai žinom, kad atiduok modemą toksai buvo, ar ne? Ir tai reiškia, čia prasidėjo dėl to, kad turėjai tokį draugą operatorių Vidmantą, ar ne? Nu, jis ne operatorius, jisai šiaip nuo senai, nuo pat pradžios režisiorius, jo, jis jau kaip užkibo ant to, jis, žinai, pradėjo nuo mažens, bet jis iš esmės jau buvo nuo tada režisierius ir jis vis dar... Bet jis ir bet ką čia apie jį iš tikrųjų? Šį kartą gal pakalbam. Toksai, o tai kaip tu statas, jisai fainas šiaip visą laiką. Aš labai galvoju, kad taip ir bus, aš dėl to pasirašiau visus faktus apie tą. Dažniausiai tai būna. Visų pirma, dar vienas dalykas reikia atskirti turbūt klausytojams, nes jie vis dar maišo mane su Tadu. Tai Tadas, mėlyje, yra tas be akinių, kuris yra važiavimuose, tai jis yra be akinių. Tas, kur dirbtinai žvengia. Tipo jo, tas, kur dirbtinai žvengia, taip, šitas gerai. Ubliūdkas. Timūrai, pribliūdų. Tu kur gimei, kokiam mieste? Aš gimiau Klaipėdoje, bet aš taip, tik tais, kaip sakyt, kai man būna labai liūdna, aš tada tik prisimenu tą faktą, nes šiaip nesu toks tipinis klaipėdietis. Ne Klaipėdskas. O kada į Vilnių atvažiavai? Ne uostamiesčio vaikas. Ne uostamiesčio, ne. Tai kada į Vilnių? 12 klasė baigus? Ne. Aš toks, matai, aš buvau labai blogas mokinys mokyklai. Labai blogas. 3 kartus 12, vat. Ne 3, nebuvo. Grėsė kelis kartus, kad beveik reikėjo kartoti kursą, bet taip prasisukau. Bet aš baigęs savo vargais negalais mokyklėlę, mokiausi, kažkur bandžiau stoti, ten irgi su atskirom anekdotiniam situacijom, bet įstojau tose pačiuose telšiuose, kur baigiau, į aukštesnė tokia. Dar tai jinai tada buvo jo tokia profkė vadinama, žinai. Kokia specialybė? Dailės ir darbų pedagogika. Tai aš mokytojas, tipo. Tai va, ir paskui ten besimokydamas. Sunkiausių dalykų. Jo, tų, kur vaikai labiausiai nemėgsta ir žemina, žinai. Tai va, tai praktiką atlikė, supratau, kad ne man. Tai va, o paskui tiesiog ten besimokant paragavau dizaino, tipo tokio buvo dizaino pradmenis, ten tai tada kažkaip tai ir pradėjau domėtis labiau to, pradėjau domėtis kaip čia į Vilnių įstoti, nes suvokiau, jog taip iš gatvės atėjus nieko net nenutiks, tai tipo ten reikia lankyti parengiamosius kursus, labai geras būdas paimti pinigus ir pavadinti gudriai. Taip, kad, nu, ten Sulyginamosios studijos? Tokios jo, palyginamos, aplyginamos, žodžiu, ten tokį tave apdaužu ir pažiūriu, ar verta tas visam prasidėti. Ir ar verta dar daugiau pinigų iš tas paimti po to? Taip, tai va. Ir taip, kodėl mokykloje buvai, sakai, blogas? Kas tau nesisekė? Tu gabus šiaip gim? Man tą patį kartojo visi gudresni mokytojai. Buvo toksai mokytojas Vačiakauskas, jis
istorijos, paskui nuėjo į miestelio politiką. Aš jį baisiai gerbiu, atsimenu, man buvo labai gėda, kai jisai vieną dieną sakė, Timūrai, tu tiek daug gali, bet tu toks tinginys, kas su tavimi yra maždaug. Ir aš taip, žinai, mane taip tada atsimenu, taip sugėdina, bet aš taip ir nesugebėjau susistiguoti viduje, kad imtis rimčiau veikti. O visos bėdos tai tik, iš esmės, žinai, visų mūsų vaikystės nelengvos turbūt buvo, o man jin tokia buvo, kokia buvo, žinai. Ar tu skaitydavai daug knygų? Ne, aš iki šiol, man labai sunku yra prisiversti knygą skaityti. Bet tu moki rašyti, esu iškalbingas, iš kur pas tai atsirado šitas dalykas? Aš labai stebiu daug. Aš esu toks biški frikinis, kur stebiu, žinai, žiūriu, kaip kiti daro, ką kiti daro, kodėl kiti taip daro. Ir iš to ateina toks, žinai, kažkoks savotiškas suvokimas. Vieni kaip mokosi žiūrėdami, kiti darydami, tai tu, skaitydami, darydami, tai tu žiūrėdamas. Jo, aš žiūrėdamas ir tyliai savo galvodamas. Tai va. Padla, bet papai kokie. Čia buvo geras žmogus, ar blogas kažkas. Tai kas tau sekėsi vaikystėje? Jeigu nesiseka mokslai, kažką daug gal veiki, kažką po pamokų eini, ar tu buvai tas, kuris... Aš žinok, buvau visiškos nulis. Kaip tu pagalvoji, aš buvau toks nulis. Rimtai, aš buvau nevykėlis, nes, iš manęs klasėje nesityčiojo, nebent aš ten, žinai, užpuldavau. Iš manęs klasėje net nesityčiodavo. Jo, net nesityčiodavo, nes aš tiesiog ant tiek buvau neįdomu, žinai. Taip, apie tave tas anekdotas yra, kad uždėdavo mama ant kaklo sūnui kotletą, kad bent šuo su juo pažaistų. Ar ne? Jo, čia panašiai kaip ten, kur mergina karvašučiais apmėtė, nes džiaugis, kad vyrai bent tokį dėmesį rodo. Ne, man taip nebūdavo, bet tiesiog, dėl mano tokį toniškumo ir aš matai, nuo mažens buvau toksai, kuris nemėgdavo pritapti. Aš niekada neskaičiau didelę vertybę būti tokio kaip visi ir, žinai, kad čia klasė aš dabar turiu su visais eiti pasroviui, žinai. Aš jau geriau sėdžiu tyliai ir pasiunčiu visus ant kur nors, žinai. Tai tu nebuvai ant kepsų ir fantikų bangos? What? Nebuvai, ne? Ne, čia apie full capus. Jo, mes visi praėjom, žinai, banga jo buvo, paskui kepsai tie apvalus tokie buvo ir fantikai. Aš jau buvau vyresnis. Kiek tu metų dabar yra? Man 32. Tai mums panašiai, Vajonui 36. Rolai 34 jau. Tai bet vis tik jaunesnis. Ne, aš matai, mūsų blecha, kaip gerai dabar skamba, kai aš buvau ten tada mokykloje, tai... Mūsų laikais. Jo, tada buvo, atsimenu, labai stiprus tas, kaip tik buvo labai stiprus tas reiverių kultūra visą, žinai, su taip skirtom kepurėm, kur iš rankojų padarytos. Ir tada dar buvo tie karai tarp foje ir sel gerbėjų. Atsimenu, mūsų chemijos nuostabi mokytoja, jinai visą pamoką mums leido kautis ten, žinai, ir jinai jautėsi, kad jin deda indėlį į mūsų tokį vidinį tobulėjimą, kad mes leidžiam išsiriekti viens ant kitų, nes ten klasė buvo iki baisaus lygio atėjęs, žinai, kad čia tik selas, čia tik foječiais, debilai, žinai. Geras. Padarom trumpą pertraukėlę, jo, ir tuoj mes grįšim atgal su Timūru ir sužinosim, kokie gyvenimo faktai jį pasuko tą linkme ir ten, kur yra jis. Ir su mumis šiandieną svečias laidoje Radistai per Zip FM Timūras Augucevičius. Japonai ringą kviečia. Šiaip aš dėl pavardės jų kompleksėlį atsimenu prie vaikystėje. Man net per ilga atrodydavo. Ir dabar, žinai, kai lietrį tenais pradėjau būti ir ten laidelę prieš pradedant daryti, man mergina sakė, gal tu Timūrai pavardę, sako, kažkaip nori kokį pseudonimą pasirinkti, žinai, tai aš ką man su tą pavardę daryti, ką čia tokio uždėti, žinai. Gal kokį skaičių, pavyzdžiui, žinai, ten Timūras, ten 7, žinai. Ar ten kokį ženklą uždėti po to ten, žinai. Bet taip ir liko Augucevičius. Augu užtenktų sutrumpinti. Žurnalistinis toks, žinai, tokia žurnalistinė pavardė. Augucevičius. Viskas gerai su pavardė, klausyk. Klausė vieną kartą Timūro, sako, ne kaip ten, Timūras klausė gimdymo namuose, sako, labadiena, o man gimė berniukas? Sako, ne, o kas? Tai vat mes šiandieną dabar pakalbėsime apie 3 gyvenimo faktus, kurie jį pakeitė ir atvedė į ten, kur jis yra dabar. Taip, tu rašai mums dieną ir mes patalpiname Facebookas tavo nuotrauką. Man paskaityti, ar tu pats atsimeni? Aš atsimenu šiaip, bet tu paskaityk ten suformuluoti, bent jau pirma yra gera. Taip, pirmas toks. Mano tėvas yra prastas laiko planuotojas, kai jis vis tik užlaužė būsimą mano mamą, nesilaikė savo veiksmų plano. Kai kur matyt paskubėjo, kai kur aiškiai per ilgai palaukė. Romantišką pažintį po to teko įforminti. Taip. Tai reiškia, tu atsiradai. Taip, aš buvau... Labai geras, kai kur paskubėjo, kai kur palaukė. Jo, nes čia jau, žinai, aš esu, reiškia, ne tai, kad nesusakinis, aš buvau nespėjimo ištraukti auką. Taip. Tu būna nespėjai iš gaisrą ištraukti, tai tu nespėjai tavęs ištraukti. Taip, aš dar, reiškia, prasmukau į tą kitą pusę.
Jo, aš žiūrėdamas atgal. Bye bye, suckers. Jo, tai va, tai aš buvau vienas iš tų vaikų. Jo. Okay. Tai va, ir čia yra, manau, didžiausias pasiekimas. Kiek jūsų šeimoje yra? Kiek brolių seserų turi? 2 seseris, kurios yra jaunesnės. Tai tėtis, kaip suprantu, buvo nepasimokęs dar. Jis paskui turbūt sakė, žiūri, viskas gerai einasi. Sako, kaip bus, tai bus. Tai paskui ir taip pavarė, žinai. Va, o kas sesis veikia? Jos viena yra emigracijos reikalų ekspertė, jau Airijoje gyvena 7 metus, o kita sesė nesenai atvažiavo baigus mokyklą studijuoti Vilnių. Tai jos tokios, kaip sakyt, bandau aš jas atvesti tiesos ir švidoros kelią. Tai kažkiek sekasi, kažkiek nelabai. Gerai, antras faktas, kurį tu įvardinai, pažintis su Tadu Vidmantu. Taip. Ką jį tau davė ir... Tai pažintis su Tadu, iš tikrųjų, man tai, nežinau, turbūt gyvenime buvo didžiausias toks, svarbiausias įvykis. Nes ten, žinai, mes kai gyvenom kartu, kažkaip pamatėm, kad, nes buvo įdomu, kad Tadas, kai man pasiūlė gyventi ir ieškoti tiksliau, buvo iš pradžių kartu. Kaip jūs susipažino tada? Mes abudu lankėm tos paruošiamosius kursus, apie kuriuos aš prieš tai sakiau. Ir kažkaip taip mes nedaug bendravom, bet jisai va taip suprato, tipo, kad va šitas tipo loseris, toks mėmėnės, aš irgi ten buvau nebaisiai šnekus, sakė, turbūt gerai čia su juo bus gyventi, nes, tipo, aš ten per daug, žinai, nereikščiau jokių pretenzijų į nieką. Nesivesi mergų? Jo, būtent, jau, žinai, bent jau dėl to. Tai va, ir gavosi, kad kai mes pradėjom ten, žinai, būti ir durniuoti, išėjo, kad pasirodo mes netokie ir labai skirtingi, požiūriai labai daug kame sutampa. Ir gavosi, kad tiesiog labai gerai pradėdavom leisti laiką ir aš šiaip į tą dažiau kaip į tokį, žinai, nors jis ir jaunesnis, bet aš galvoju, kad jis yra, geras bachūras, nes, jis augo bišį kitokioj šeimoje ir jisai man patiko jo laisvumas, jo sugebėjimas, žinai, reikšti save ir žinai, tokia visapusiška savęs kontrolė, žinai. Tai jis jau tada buvo kažkoks režisierius? Jis prarasdavo savikontrolės. Ar dar tik tai užuomazgos buvo? Kad režisierius jis nebuvo, jis buvo lyderis, aiškus. Aš aiškiai mačiau, nes, matėsi, tarkim, jisai labai organizuoti visokius dalykus mėgdavo. Ten kažkokių šokių, šokių labai senovės žodis, visokių ten tipo tūsų buvo priorganizavęs, ten, žinai, laukuose kažkur tai taip toliau su kažkom. Didžėjus ten buvo, reiškia, ir išradingas, vat man tas labai patiko, žinai, ir vežė, nes jisai ten jo tėvai nusipirko kažkokią muilinyčią mažą, bet jis jau su jie sugebėjo ten prie jos primontuoti iš durų akutę, kad turėtų platų kampą ir ten varydavo jie visokius, žinai, ten tokius skečus trumpus, ten jie irgi yra nerealaus gerumo, žinai, ten už durų lyg tai vadinasi. Tai va, ir jau tada mačiau aš, kad jis yra toks, žinai, sektinas pavyzdys. Ir kiek tu kartu su juo gyvenai? Mes su juo atgyvenom kokius 3 trupučių metai. Jo, nes paskutiniam kurse aš jau išsikrauščiau pas savo būsimąją. Tipo jau sumetėm. Taip, jo. Pasiėmė jinai tave, ar ne? Jo, ten tiesiog taip sakau, kad jau bus. Ten irgi, žinai, toks buvo galbūt nuo ilgo gyvenimo kartu. Žinai, toks konfliktinė situacija buvo iškilus, nes Tadas irgi, žinai, jis yra tokio griežtesnio būdo ir, ta prasme, jisai nevinioja į vatą, jis sako taip, kaip yra, kas yra irgi labai gerai. Ir tada tiesiog gavosi taip, kad, taip, žinai, juokingai buvo, kad aš užpykau už ten tokį pasisakymą, aš liktai rašiau savo ten draugiai, kad čia pasiguosti, žinai, čia mane nuskriaudė, žinai, ir nusiunčiau Tadui, ir jisai gavo tą visą, tipo, žinai, tekstuką. Jo, ir jisai perskaitė ten, tipo, ir aš ten buvau parašęs, tai aš jau turbūt kraustausi, žinai, iš čia, žinai, ir jis ten man atrašo, tai gal nesikrausti, tik vakare pašnekam. Tai mes susėdom, pašnekėjom ir taip kažkaip ant gražių emocijų išsikraustėm. Kažkaip atvirkščiai viskas būna dažniausiai, kai rašai apie merginą savo, kokia jinai ten, tipo, žinai, supykdė tą draugų ir siuntė, ar ne, ir gauna mergina. Čia atvirkščiai viskas gavosi. Bet gerai, aš ten išeidamas jam tokį gražų monumentą, atsimenu, pastačiau netgi nuotrauką, kažkur yra, ten buvo ten taburetė, Lietuvos vėliava, žvakutė su priklijuota liepsna ir ten Tadai, aš tavęs ilgėsi, žinai, ten... Wow. Man yra tekę kažkada intervą daryti su Tadu, kai aš dar dirbau, kai jisai dirbo LNK ir aš dirbau tavo vienę. Ir jisai pasakojo, aš, žinok, pamatęs video su tavim, kuris vadinasi Duok modemą, aš galvoju, tu iš tikrųjų tenai labai nuoširdžiai buvai supykęs, ta prasme. Tenais, jo, ten įdomus dalykas buvo, aš tuo metu pradėjau, žinai, kadangi tokia savieška prasidėjo tuo metu, nes, gyvenau vienas, savistoviai, kaip sakoma, ir tiesiog pradėjau save analizuoti per tą tokį, žinai, per tos padurniavimus. O tuo metu tai irgi ten, iš tikrųjų, jis buvo pasiskolinęs tą mano modemą, kuris buvo tas dailapinis dar, žinai, su tais garsais, kaip renkas.
bet pas mus namuose būdavo taip, kad jisai prastai veikdavo, jisai, žinai, tas intikas. Ir jis ten kažkaip paėmė iš manęs tą senesnį, kuriam neva stabiliau veikdavo. Ir kažkaip aš ten užsimaniau, kad jis įgražintų, aš jam sakiau, gal tu gražink. Vis tuo metu sėdėjau už manęs ant sofos ir jis ten sako, kam tu reikia, nu reikia, Timui, kam tu. Ir aš taip, žinai, galvoju, žinai, va čia yra, žinai, va dabar tau bus, žinai. Ir aš tada ten pradėjau taip, žinai, tipo tokį piktą Morozą vaidinti, žinai, tokį psichą, kad, tipo, tu čia mano daiktą paėmė, tu čia gal gražink, tu čia girdi, žinai. Ir sakau, tu gražini man modemą, žinai. Ir taip jisai ten įsivažiavom ir, žinai, nes to pikto Marozo visi yra matę pakankamai, tik man pavyko kažkaip užčiuopti. Pas tai visiškai psichinis toksai. Aš, jeigu būčiau turėjęs tokį kambarioką, tą naktį aš nebūčiau nakvojęs. Žinai, atrodo, nu ta puse, jeigu realiai taip. Dabar! Ir tas geriausias, kur koronki ir aš tave naktį pasmauksiu. Žinok, aš ilgai dar kartodavau šitą frazę. Tikrai viralinis video. Nu ir paskutinį tavo išskirkim dukros gimimas. Tai yra begalinė motyvacija. Kaip motyvuoja vaiko gimimas? Motyvuoja vaikas nebehaltūrint. Aš ir taip stengdavus nehaltūrint, ten, žinai, daryti viską, kiek galima geriau. Jo. Bet dabar tiesiog, toks jauties didvyris, žinai, nes va tau gavosi padaryti žmogų ir dabar dar norisi iš to žmogaus padaryti tikrą žmogų, žinai, kad nebūtų tik rankos ir kojas ir galva. Dėl to aš kažkaip tikiu, kad geriausias auklėjimas yra savo gerų pavyzdžių ir, žinai, labai baisu ir labai įdomu ir aš tikiu kiekvieną dieną, žinai, nes vis dabar yra tas amžius, kai jau ten visokias naujovės, naujienos. Tai kiek metų jau vaikučiui? Metų nėra, dar 11 mėnesių jau to jisais. Tai teta nesako? Sako. Kuris buvo pirmas, tėtis ar mama žodis? Baba buvo pirmas. Baba. Wow. Varė baba, tai mes nusintėm močiutę ir sakėm, močiutė va žiūrėk, tai dabar, kad močiutė, žinai, kažilioką labiau atverti. Kompensacija iš karto, atleiskit vaikai. Jo. Tai va, tai vaikas yra labai gerai. Bet aš manau, reikia tam tikro amžiaus, kad jį vertintum. Čia kaip, žinai, geras, greitas automobilis. 18 metų jį turint, tu nevertini to, ką jis gali ir kas tai yra iš viso, žinai. Taip ir su vaikais 18 metų, jie nieko gero. Tai klausyk, po šito įvykio tu atradai jau save? Kas tu dabar toks esi? Tu gerai rašai tekstus, tu gali suvaidinti bet ką, tu gali prieš kamerą gerai atrodyti. Kokios tavo stipriosios savybės ir kur tu matai save toliau? Jonai, čia aš net tą amą praradau, kiek tu čia gerų dalykų pasakėjai. Aš tikrai taip negalvojau apie save. Aš vis dar iš tikrųjų nežinau, kas aš esu, nes aš netgi kai rašau dabar, žinai, aš vis galvoju, ar čia tikrai yra taip. Kaip ten, žinai, kai skaitai tą tekstą. Aš vis dar tokiuose paieškos ir aš manau, dar kartais tas matosi, nes aš esu savo gan reiklus. Bet iš dėmesio, iš peržiūrų, nežinau, iš to, kas vyksta Facebook'e apie tave, tai viskas yra cool, tu pataikiai ir gerai varai. Tai ačiū visiems tiem, kas rašo, ačiū tau už gerą žodį, nes aš labai vertinu. Tai jeigu tu taip sakai, tai reiškia kažkur jau pataikiau. Tai man dabar reikia tik suvokti, kur aš pataikiau ir išmokti suvaldyti. Nes aš šiaip biškai bijau, žinai, sustoti, kad, tipo, žinai, kai jau suprasiu, kad aš galiu, tipo, taip, aš dabar galiu tą, žinai, ir va dabar iš to kažkaip darysiu pinigą, žinai. Nes aš nesu verslininkas, aš baisiai nemoku pinigų, nei daryti, nei skaičiuoti. Kiek žmonių yra, kad aš net jie man skoloja, aš net nežinau, kad jie man skoloja. Aš pamiršau ten, tarkim. Koks tu geras. Jo, aš toks esu biškai, žinai, svajoklis, dėl to irgi kartais gauni, kaip sakyt, per nagelį, žinai. Tai va. Klausyk apie tavo laidą, kuri dabar yra per Lietrytį. Kaip tu jai ruošiesi? Tu vienas dirbi, ar turi 30 žmonių kompaniją? Kaip viskas vyksta? I wish, kaip sakoma. Aš turiu, žodžiu, yra taip. Pradžia yra visą laiką nuo idėjų, apie ką mes ten eisim, žinai. Yra vienas scenaristas, kuris prasideda gan daug, Jonas Navickas. Baisiai fainas bakurėlis, žinai. Visi Jonai faini. Visi Jonai faini. Kaunietis, kuris labai gerai rašo, labai gerai varo. Čia yra Tado dovana man, beje, tas Jonas, nes jie ten kartu labai daug įdomių dalykų darė. Ir Tadas pamatęs dar vadinamą demo, žinai, prieš laidą išeinant, aš Tadui rodžiau ir jis sakė, čia aš tikiu šito projektu ir jisai, kaip sakyti, užleido ir perleido man Joną dalinai. Tai va, yra Jonas, kuris rašo tekstus virtualiam dokumente ir jisai kaip į tokį archyvą, į tokią ruodą, žinai, meta ir kopia tas idėjas. Ir dienos ryte aš atėjęs į darbą, dažniausiai šiaip aš pradedu laidai ruoštis vakare žiūrėdamas žinias, kad rytoj užmest kažką iš to, nes ten, žinai, atėjęs ryte aš turiu tik 2 valandas dažniausiai parašyti scenarijui, atrodo tik 9,5 minutės, bet ten yra baisiai sunku, kai nori gerai pavaryti, žinai, kiekvieną dieną. Aš tikiu. Tai va, tai tada sėdžiu, rašau, ten nervuojas, geriu kavą ir taip toliau. Tada kažkaip kažką tai parašau ir einam ir rašom, žinai. Tada kai rašom, atiduodam montuotojui su režisierium tokiu ruokiu ir jisai ten sėdi ir apmink
pasirinko ir paskui aš atinu vienam, reiškia, jau dienos momente ir žiūriu laidelį ir sakau, čia gerai, čia keičiam tą, o čia keičiam tą, jie tada pakeičia ir aš važiuoju namo. Žiūriu atsiliepimus, skaitu komentarus. Nebe, aš jau neskaitau komentarus senokai iš tikrųjų, tai jeigu kas ten... Ir šiaip, kai buvo tie mano juokai keli apie komentarus, tiksliau naujienos apie komentarus ir komentatorius, jie nebuvo skirti ten, žinai, kažkam tiksliai, nes aš nelabai žinau, kas ką rašo. Vat Facebook'e, kur parašo ten po mano postais, nu ten esi priversas permesti, nes nu ten tavo erdvė, žinai. Tai kas nori man baisiai pašikti dušą, eikite į Facebook'ą, ten aš jūsų kažkaip nepraleisiu, žinai. Tai va, tai galim dievulis už tai padėkos, kaip sako. O šiaip tai, nežinau, aš turiu tokį savo, žinai, yra nuojauta jau daugmaž, kas eis, kas neis. Ir, nu, vienos dienos būna geresnės, kitos blogesnės, čia natūraliai. 4 kartus per savaitę bandant iš savęs kažką išlaužti, manau, jau ir jūs žinot, kas tai yra. Tikrai taip. Ką, padarom trumpą pertrauką, mes turėsim dar tau keletą klausimų, bet ir vieną užduotį. Yes. Pirmą kartą ją darė praeitą pirmadienį, man atrodo, aktorius Audrius Bružas. Pažiūrėsim, kaip tau seksis. Pirmadienis radistų laidoje svečiuojasi Timūras. Ir Timūrčik. mes dar turėsim klausimų, bet dabar taip po... Timūrai, tu atsipūs, tą užduotį ant galo paliekam. Jau man užvirė kraujas, kaip man reikia tavo pavaryti. Aš esu labai toks, va. Apie laimėti, tavo laidą tęsiant, klausyk. Tu sakai, kad labai ruošiesi laidai visą laiką. Kas naujo bus gal ateityje, kažką esi planuojasi? Naujo bus ateityje. Žodžiu, ruošiam specialią naujametinę laidą, kuri bus, tai bus žinių naujienų apdovanojimai. Žinių naujienų apdovanojimai, tai bus 2013 metų apžvalga. Mano laida būtent prasidėjo labai metų pabaigoje, bet tai nemanau, kad trukdo man peržvelgti visus metus ir su žmonėm išrinkti. Beje, žiūrovai rinks iš nominantų pateiktų laimėtojus, kas yra verčiausias tam tikrų dalykų. Tai va, balsavimas prasidės jau greitai, gruodžio 1 ar tai 2, žodžiu, bet pačiai pradžioj, jūs žiūrėdami, mėlyjeji, Lietuvos ryto programą sužinosit kada. Tai va, tai bus tokie dideli apdovanojimai, kur, nu, man tai yra iššūkis iš tikrųjų ir baisiai žiūriu rimtai į tai. Tai nominacijas tu pats galvoji? Nominacijos yra gėdingų, ar yra čia visos tipo fainai? Šiaip pagal laidos tipą nereikia ten tikėtis kažkokių rimtų dalykų. Yra viskas pusiau rimtai, su ironija, kai kur su labai stipria ironija, nes jie galbūt to nusipelno. Tai va, ir bus, aš manau, bus gerai, nes su scenaristu Jonu susėdė išrašėm tos po 4 nominantus kiekvienai nominacijai. Pavyzdžiui, vieną nominaciją, gali pasakyti? Rimčiausia nominacija. Išlikščiausia, baisiausia. Bet ne nominantą. Ne. Ai, tai nominacijos aš galiu turbūt atskleisti. Kauk. Yra 7 nominacijos. Metų įvykis, metų politikas, metų kultūra, metų mokslas, metų blogis, kriminalas, metų sportas ir paskui metų gėda. Gėda, svetima gėda. Tai būna. Kaip žmogus priims, būna jo, žinau, yra baisiausia gėdos forma, kai už kitą jauti gėdą, tai jeigu iš nominantų žmogus ras tą, kuris jam tai sukėlė, tai prašom mielai balsuoti už šitą. Tai bet gėda... Tai tos gėdos jos, labai, žinai, suprantu, kad šitie metai buvo labai derlingi idiotų gausa ir idiotiškais pasisakymais, pasireiškimais ir išsireiškimais. Tai buvo gan sunku, žinai, atrasti tos, kuriuos mes norim parodyti ir įdėti, tai ten neįsižeis tie, kurie neras tų, kuriuos jie įsivaizduoja, bet iš tų pateiktų manau, kad ten bus smagu ir perskaityti nominacijas ir už ką nominantai yra nominuojami ir prabalsuoti ir paskui pamatyti. Bus gal įteikta kokia Timūro taurė arba ten kažkas tokio? Ne, įteikta bus veidrodžiai. Veidrodžiai? Jo, įteikta bus tokie veidrodėliai. Su remeliu? Taip, look at yourself. Jie tokie veidrodžiai, kur būna toks ant kojelės stovi ir toks blynas. Tokie, žinai, tie... Veidrodėliai tokie, taip, kurie ten stovi pas merginas. Šiais metais buvo blogiausias, geriausias, ten panašiai visokie. O veidrodėlis atėjo labai natūraliai iš tikrųjų, nes tas tokio tipo humoras, kurį aš čia bandau daryti, rašyti, tai man tai yra, aš jį kažkaip, žinai, lyginu su veidrodžiu, kurį tu gali atnešti tam žmogui, apie kurį tu juokauji, arčiausiai iki jo, kad parodyti, kaip mes tave matom. Tu sakai ir tu darai, bet tu biški taip atrodai, žinai, ar tau taip gerai. Tai aš labai noriu tos veidrodžius įteikti ir labai žiūriu, kaip sako, į priekį ir labai bus įdomu nešti žmonėm ir įteikti. Beje, ne visur bus asmenys nominantai, kai kur bus, ten, tarkim, futbolas.
Ir tada bus įdomu žiūrovą, aš manau, noriu nustebinti, kad žiūrovas netgi nubalsavęs nežinotų, kam bus įteikiama, kad žiūrėtų laidą, beje, laida bus nauja metinė, jinai turėtų eiti gruodžio 31 laiko, dar nežinau, ar bus iki prieš 12 ar kažkaip, bet... O pats balsavimas bus... Balsavimas bus Lietuvos rytas LT portale. Okay. Tai va, ten dabar, žinau, vyrukai pluša naktimis ir kažką ten bando sukurti. Liaudis, reiškia, viską, ne? Taip, liaudės balsas mano rankom. Tai klausyk, tu esi toks kaip apžvalgininkas, realiai. Tu domiesi ir politika, ir sportu, ir kultūra, ir blogom tom žiniom. Tai tau reikia tiek daug informacijos suvaldyti. Ir kaip tau? Senai tas patinka, ar čia va tik tai dabar atradai? Man nėra, kad tai patinka, žinai, nes tiesiog laidos formatas to reikalauja. Ir aš, aišku, žinai, būna dienų, kai, vat, pavyzdžiui, praeitą savaitę buvo tokia nelabai kokia, žinai. Nieko nevyko? Tiesiog nėra iš ko taip jau imti, žinai, nieks nekimba, žinai, nes vat, būna dar toksai, vat, pamatai ir ten hop, iš vidaus eina, vat gerai, žinai, netgi, man atrodo, žiūrovas gali pamatyti tuos geresnius, reiškia, juokelius, kurie gaunasi, vat, būtent, sakau, vat, geras. Tai čia dažniausiai būna iš vidaus, kitus tenka išmastyti. Taip. Tai va, tai nuo savaitės priklauso nuo įvykių, nes vienas, sako, būna gausesnės, kitos mažiau gausios, tai sakau, o tas, reiškia, plati amplitudė tų naujienų, apie ką yra kalbama, kadangi tai žinios negali, žinai, vien politikuoti, nes man tai būtų nelabai įdomu ir jaunam žmogui neįdomu, ką aš noriu, kad ir jaunas žiūrėtų, plus tos faktus, kurie sunkiau ten žiūrėsi, tie politiniai marazmai, jos norisi sukramtyti ir paprasčiau pateikti, žinai, ko jaunesniam, nes jaunims nuo jūs viskas priklauso. Tai aš manau, kad tavo lietuvių mokytoja dabar žiūrint tikrai galvoja, oho, iš Timurėlės kaip išaugo. Ir vat moka pasakyti, gerai ištarti ir parašyti tekstus ir viską. Taip, sako, ir klasiai. Matot, vaikai, čia, vat, šitas Timūras, čia yra mano mokinys. Aš čia viską išmokiau. Taip. Mokytojas, kuris nekęsdavo tavas ir rašydavo kolas, čia yra mano mokinys ir aš viską išmokiau. Tik tai dėl mano. Kreidą, aš išmokysiu ir jūs būsite tokie pat sėkmingi. Taip. Nes jinai taip kalbėjo, nes senes. Sėkminga, tiesiog, ar ne? Jinai buvo vyras? Jinai buvo transas. Ne, jinai buvo labai šauni materialė, tik aš per vėlai tą supratau. Dabar grįžtam, būtum kitoks mokyklai dabar? Nemanau, kad man pavyktų. Jeigu grįžčiau su tais smegenim, kurios dabar turiu, tai ten galbūt kažką bandyčiau kitaip daryti, bet tada ar būtų geriau, galvoju, žinai. Yra taip, kaip yra, vis tiek aš manau, kad, mes čia, nes taip turėjo būti. Taip. Tai žiūrėk, tu dabar esi čia. Nes Dievas to norėjo. Čia dabar esi, kad sudalyvautum ir mūsų žaidime. Jisai vadinasi atokvėpis. Ir turi vienu įkvėpimu, Rolai, patildyk foniuką, kad mes galėtumėm tikrai pažiūrėti, ar jis nečytina. Įkvėpsi. Gerai. Ir vienu įkvėpimu turi skaityti eilėraštį. Ir kuo toliau eisi, tau oras dings iš plaučių ir ko gero pradėsi dusti. Ir tada pradėsi nebeištarti žodžių. Iki pat galo. Nečytink, nes Audrius sako, aš tikrai netyčint, noriu patikrinti save. Tai mes nuimsim laiką ir pažiūrėsim, kaip tau sekasi ištvert. Man atrodo, kad Audrius, aš dabar taip 31 sekundė arba 30 buvo. Bet... Ir laikas yra svarbu. Mes žiūrim, kada žmogus padūsta. Kada padūsta. Kaip užkėlėt. Gerai, man patinka. Tai kada būsi pasiruošęs? Gerai. Šią naktį sapnavau, jog tu mirei, kažkur toli atrodo varpas gaudė, visam name užgeso žiburiai ir širdį juodas nerimas suspaudė ir visas aš šaudojau, virtimau ir meilė žodžiai daužėsi krūtiniai, lyg šiol dėja nepasakyti tau, dabar jie buvo žodžiai paskutiniai, aš parklupau po didelę naštą, tai mano meilė tavo balsas tarė ir pajutau, kad meilė net ir ta man dvigubai... Įkvėpiai. 21 sekundė. Jonai, kiek eilučių buvo? Pastovėgi tekstas, paspausime, ar ne? Vieną tik atspaudžiu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pabaigoje. Jo, prie pat galo, realiai. Bet kaip durnius, galėjau iki galo perskaityti, dar tikrai buvo rezervė likė. Matai, psichologinis. Savisaugos. Čia nėra gyvybių kaip lygiai. Galėčiau šitą išmesti. Just one chance. Bet šaunuojas, plojimai tau skamba. Ačiū. Tai Timūrai. Ką galėtum palinkėti jaunam klausytojui, be to, kad jisai žiūrėtų tavo laidą? Kažkokius receptus galbūt, kaip jam pasiekti to, ką tu pasiekei, susipažinti su tai žmonėm, kurių reikia. Arba nepatekti į tą situaciją, kur nenorėjai tu patekti niekada gyvenime. Tokius su jaunais žmonėmis patirimus. Aš dažnai matau tokią bėdą, kad vaikai yra spaudžiami po tų 12 klasių kažkur tai tipo stoti. Čia yra toks terorizmas psichologinis ir aš jo labai nepateisinu. Dėl to aš tiesiog nelinkėsiu ten didelių kažkokių receptų, aš tiesiog linkiu kiekvienam po tos 12 arba jeigu yra šansų dar mokyklai besimokant
išvažiuoti į užsienius, pabuvoti, pagyventi visiškai kitoj kultūroje ir jeigu galima be lietuvių aplinkui. Nes man patirtis, aš kai važiavau pats į Airiją, išbuvau visiškai lygiai 12 mėnesių, pats vienas tarp visų tų žmonių, buvo tik viena kaunietė tokia, su kuria mes mažiau bendravom. Bet ta patirtis man, žinai, neprilygo, turbūt dar buvo vertingesnė negu žmonės į kariuomenę, kai išeina. Nes kitoj kultūroje, tarp kitų žmonių, tu pats pradedi save lyginti su jais, matytis, tu esi priverstas, nes tu žinai, ar tu nori pritapti, ar tu kažką tai išvažiuoti, pabūti visiškai, reiškia, nepriklausomam ir išbandyti save kiek galima įvairesnėse situacijose, nes tada bus aiškiau, kas tu toks, ko tu iš savęs nori, ką tu iš vis gali ir ką to reiktų daryti. Ir beje, nereiktų bijoti bandyti ir dar labiau siūlau nebijoti kažkaip apsijuokti, žinai. Suklyst. Taip, nes aš netgi savo pusbroliui ir netgi važiavimuose esu sakęs, kad geriausias būdas susipažįstant su panele yra pirmas dalykas, reikia prieš ją apsijuokti, tam, kad pamatyti, ar jinai debilė, ar normali panelė, kuri sugeba pamatyti toliau negu vien tik tai, kas buvo pasakyta ar parodyta, žinai. Tai geras, labai. Tai tarkim, padaryti iš savęs kvailį, nes paskui, žinai, kaip sako, nuo nulio lipti viršų yra lengviau. Tai nusinulini ir tada viskas gerai. Nusiorini. Prieš išeidamas į pasimatymą, nusiorini. Nežinau, ar tai gera mintis, bet, sako, išbandykit, gal jums tai suveiks. Gerai, tai ačiū. Šį vakarą pas mus buvo Timūras. Timūrui, tu duosim to neužilgo dovanų, o mes grįšim po 8 ir pradėsim skambučius. Ačiū labai dar kartą. Sėkmės visiems, ačiū jums. Iki.